Taigi, šiandien tema yra šventų mišių eiga. Tam tikra prasme čia yra pati svarbiausia viso katechumenato tema, nes čia priartėjame prie centro. Viskas, kas yra šalia mišių, yra arba pasiruošimas, arba išplaukiantis dalykas iš to, kas įvyksta mišiose. Mišiose įvyksta tas pats svarbiausiasis susitikimas, kuris mus ir perkeičia. Dievo nustatyta tvarka, šventos mišios yra tas pagrindinis kelias mūsų sudievinimui, mūsų perkeitimui. Dievas turi ir kitų kelių. Dievas nėra apribotas sakramentais, jisai veikia įvairiausiais būdais, tačiau jo paties nurodytas kelias, kaip jisai veiks ir kaip jisai kviečia mus priimti jo malonę, yra čia, šventos mišios. Perbėgsime per mišių eigą, turite tuos lankstukus, kur sutrumpinta forma mišių eiga yra. Ir prieš eidamas į pačią eigą noriu keletą tokių svarbių dalykų įžanginių su jumis aptarti. Pastebėkite, kad šventose mišiose nėra pasyvių dalyvių, klausytojų arba žiūrovų. Čia ne koncertas ir ne spektaklis. Visi yra aktyvūs dalyviai, visi atlieka savo vaidmenį. Reiškia, yra labai ryški dialoginė forma mišiose. Ir žodžiais, ir veiksmais tas dialogas vykstantis yra. Tai dialogiškumą visą laiką pastebėsite, žvelgdami į mišių eigą. Mūsų vaidmuo mišiose yra labai svarbus atidžiai stebėti ir žiūrėti, kas tenais vyksta. Reiškia, žiūrėkite į judesius, liturginės laikysenas ir atidžiai klausykimės žodžių, maldos žodžių, ką sako dalyviai mišių, ką sako kunigas, nes iš tų žodžių ir tų veiksmų suprantame, kas čia vyksta. Reiškia, tie regimi ženklai, prisimenate, kai kalbėjome apie sakramentus, sakramentai yra regimi ženklai, per kuriuos Dievas perduoda neregimą malonę. Ir ta malonė atsiskleidžia per tuos regimus ženklus. Tie regimi ženklai, žodžiai ir veiksmai parodo, ne tik tai perduoda, bet ir atskleidžia, parodo, kokia tai malonė yra perduodama per tuos sakramentinius ženklus. Taigi, žvelkime, klausykimės, ypatingai tie iš mūsų, kurie tik dabar pradedame rimčiau jungtis į liturginį gyvenimą, tai patys žodžiai ir veiksmai labai daug mums ką pasako. Taip pat turite lapą, pasižiūrėkite, kur yra liturginės laikysenos. Liturginės laikysenos tai yra mūsų kūno padėtys mišių metu. Mes kaip pasauliečiai turime, reiškia, tam tikras kūno padėtis, taip pat kaip ir kunigas turi savo liturginės laikysenas ir čia keletas iš pagrindinių iš jų yra aptartos. Stovėjimas. Svarbiausia, pagrindinė liturgijoje dalyvaujančių laikysena yra stovėjimas, stovime. Ir tai ne tik tai šiaip stovėjimas, kad pramankštintume kojas ar kažkaip truputį jau reikia pakeisti padėtį, ne. Tai yra simbolis, tai yra ženklas. Ir mes dalyvaudami mišiose tą ženklą sąmoningai tarkime, ką mes sakome tuo stovėjimu, tą darykime sąmoningai, kad tai būtų tikras ženklas, būtų ne tik tai ženklas, bet ir ką jisai ženklina. O kągi jisai ženklina? Mano širdies ir protų laikysena tam tikrai jisai turėtų ženklinti. Taigi, žiūrėdami į stovėjimą, labai įprastai, kaip visuomenėje priimta, matome, stovėjimas yra pagarbos ženklas. Reiškia, mes atsistojame, kai norime kažką tai pagerbti. Svarbus pagarbos vertas žmogus įeina pro duris, atsistojame. Žvelgiant liturgiškai, stovėjimas yra pagrindinė žydų, reiškia Senojo testamento ir ankstyvųjų krikščionių liturginė laikysena. Stovėjimas yra liturgijoje pati svarbiausioji laikysena. Velykinė laikysena. Kristus prisikėlė ir mes kaip prisikėlimo žmonės savo stovėjimu tą sakome, Kristaus prisikėlimą. Taip pat stovėjimas yra įdėmiai klausančio savo šeimininko ir pasiruošusio vykdyti jo valią tarno laikysena. Tai reiškia, tarnas pasiruošęs vykdyti šeimininko valią.
ir stovi įdėmiai klausosi. Dievas kalba liturgijoje ir nori, kad mes jo žodžius savo gyvenime įprasmintume, įgyvendintume. Ir štai tas stovėjimas irgi tai reiškia. Taip pat liturginės laikysenos dažnai yra keliaprasmės, jos nėra vien tik tai reiškiančios tik tai tą prasme ir ne kitą. Tai kartais liturgijoje pabrėšime vieną, kartais kitą iš tų mano išvardintų prasmių. Taip pat stovėjimas yra laikysena, kuri leidžiama karaliaus vaikams jo akivaizdoje. Kai karalius kalba, senovės pasaulyje, viduramžiais netgi kiti turi klūpėti, bet vaikams leidžiama stovėti. Vėlgi mes kaip Dievo vaikai, čia mūsų dieviška įvaikystė, pabrėžianti laikysena, stovėjimas. Sėdėjimas, kita labai daug liturgijoje pasitaikanti liturginė laikysena. Vėlgi tai nėra dėl to, kad mes pavargome ir truputį reiktų pasėdėti. Todėl atsisėdame. Tai yra tam tikras ženklas, išreiškiantis kažką tai. Ramybės, susikaupimo, klausimo, mąstymo laikysena. Taip pat yra mokinystės laikysena. Sėdėdamas prie mokytojo kojų, mokinys mokosi, įdėmiai klauso. Tai čia ko gero viena iš svarbiausiųjų prasmių liturgijoje sėdėjimo, iš kita mokinystę pabrėžianti laikysena. Taip pat padėtis to, kuris moko ir vadovauja. Vyskupas, sėdėdamas vyskupo kėdėje, katedroje, jisai vadovauja ir kalba. Matot, yra visai kita prasmė tos pačios laikysenos sėdėjimas. Šiek tiek yra klūpėjimo liturgijoje. Vėlgi iš mūsų bendros kultūros, kultūrinėje kalboje klūpėjimas yra gana ženkliai kalbanti laikysena. Nuolankumo, nusižeminimo liturgijoje Dievo didybės pripažinimo laikysena. Dar viena laikysena, kurią noriu paminėti, būtų ėjimas. Nedaug jos turime mišiose, bet jeigu vyksta iškilmingos mišios, tai kunigas su savo palyda ateina procesijos ėjimo keliu. Ir tai irgi yra liturginė laikysena, svarbi liturginė laikysena. Taip pat, kai būna procesijos per šventes bažnyčiose, tai ėjimas nėra šiaip savo, bet yra irgi liturginė laikysena, ženklinanti mūsų buvimą kelyje. Šioje žemėje mes esam keliaujanti bažnyčia ir ėjimas yra simbolinis veiksmas. Esame kelyje pas Dievą ir taip pat Dievas keliauja kartu su mumis. Dievas yra jau dabar su mumis ir ėjimas, kaip liturginė laikysena, tą pabrėžia. Taigi šventų mišių eiga. Jeigu vyksta iškilmingos mišios, vadovas, kunigas ar vyskupas įeina liturginės procesijos keliu, paprastai tos procesijos nebūna ir šventos mišios pradedamos yra kryžiaus ženklu, vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Prisimenate, kryžiaus ženklas yra katalikiškai tikėjimą sukoncentruojantis į simbolinį šitą veiksmą, lūpų malda ir kūno kalba yra judesys kryžiaus ženklas. Švenčiausioji trejybė yra šiame ženkle ir taip pat yra Kristaus kryžius, Kristaus mirties ir prisikėlimo simbolis kryžius. Taigi Jėzus yra šio tikėjimo centre. Kunigas sako pradžią kryžiaus ženklo, mes atsakome amen. Tada pasveikinimas, viešpats su jumis, atsakome ir su tavimi. Pasveikinimas, stebėkite, pabrėžia buvimą, Kristaus buvimą su mumis. Mišių pradžioje stovime ir darome kryžiaus ženklą. Atsakymai mišiuose aiškiai sakome, nereikia labai garsiai, nereikia ten kažkaip taip pašnibždom. Geriausia, jeigu visa susirinkusi bendruomenė pusbalsiu aiškiai atsakinėja kunigui. Po pasveikinimo gailesčio aktas. Kunigas sako, broliai, seserys, ruošdamiesi švęsti išganimo paslaptis, prisipažinkime nusikaltę ir melskime Dievą atleidimo. Po šios įžangos mes sakome gailesčio aktą, prisipažįstu visagaliam Dievui ir jiems broliai ir seserys ir tą visą formulę
išsakome, tada mušimasis į krūtinę, liturginė laikysena, išreiškianti gailestį, atgailą, esu kaltas, esu labai kaltas. Ir prašome užtarimo mergelės Marijos, šventųjų ir čia susirinkusiųjų. Kunigas užbaigia, te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir te atleidžia mums nuodėmes, atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą, vėl stebėkite, atsakome amen. Tas visą laiką dialogiškumas išlieka savo lankstukuose, kuriuos galima sulankstyti į patogias 3 dalis. Jūs šitą visą eigą, pagrindinės eigos dalis randate. Taigi, ruošdamiesi susitikimui su Dievu, mes stengiamės pašalinti tai, kas tam susitikimui trukdo, o tai yra nuodėmė. Niekas netrukdo mūsų susitikimui su Dievu, tik nuodėmė. Kaip ją pašalinti? Gailesčiu. Prisimename ir apgailime tai, ką nepadarėme gerą ar ką blogą padarėme ir prašome Dievo atleidimo. Taip pat prisimename, kad sunkių nuodėmių atleidimui reikalinga yra sakramentinė išpažintis. Jeigu reikia sunkių nuodėmių atleidimo, einame išpažinties. Po gailesčio akto maldavimai seka, viešpatie pasigailėk, Kristau pasigailėk, arba graikiškai Kyrie eleison, Kriste eleison. Kyrie eleison yra graikų kalbos šūksnis, išvertus į lietuvių kalbą reikštų viešpatie pasigailėk. Pagrindinė prasmė viešpatie be abejo Jėzau Kristau pasigailėk. Taigi šiais žodžiais Jėzus išpažįstamas viešpačiu, meldžiama jo atleidimo, jo pagalbos, nes tik jo dėka gauname nuodėmių atleidimą. Ir tai pabrėžiama šita fraze. Kyrie eleison frazė yra vienintelė likusi graikiška frazė šiandienėse mišiose iš pirmųjų amžių liturgijos. Ankstyvaisiais bažnyčios amžiais graikų kalba buvo pati svarbiausia liturgiją formuojanti kalba ir štai iš tų pirmųjų amžių išlikusi šita mišių dalis maldavimai Kyrie eleison. Visos kliūtys mūsų susitikimui su Dievu, mūsų laimiai pašalintos ir šitas mūsų džiaugsmas išsilieja garbės himnu Glorija. Gražus, ilgas, didingas garbinimo himnas. Garbė Dievo aukštybėse, o žemėje ramybė, geros valios žmonėms šloviname, aukštiname, lenkiamės, garbiname, atsiduodame tau viešpatie Dieve, tas garbės himnas. Kai aš tik atsiverčiau ir pradėjau lankytis mišiuose, mane truputį erzindavo šitas himnas. Jis man primindavo komunistinę praeitį. Buvo garbė Tarybų Sąjungos komunistų partijai ir dar kitais žodžiais tą patį pasakom ir dar kartą pasakom. Ir mane šiek tiek tas trikdydavo. Ir užtruko laiko, kol paskui ir teologijos studijos ir visa tai, ką skaičiau, sužinojau, tapo man aiškiau. Garbiname Dievą ne todėl, kad jam to reikėtų ar jis reikalautų mūsų garbinimo. Garbinimas yra pati natūraliausia reakcija žmogaus arba kūrinio, kuris trupučiuką susigaudo, kas yra Dievas. Dievas yra toks didingas, toks gražus, toks geras, kad jeigu mes kokį 0,01% tą įžvelgiame, tai mes negalim kitaip kaip tik tai sprogti iš džiaugsmo ir šaukti aleliuja ir garbė tau ir koks tu didis, koks tu geras. Tai yra natūrali reakcija. Ne mums kažkas tai liepia ir mes tada, kadangi liepia, tai darom taip. Bet tai yra natūrali spontaniška reakcija prieš tą realybę, kuri čia mums atsiveria, tas garbės himnas. Stebėkite, yra trejybinė himno struktūra, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Labai dažnai liturginės maldos išlaiko šitą trejybinę struktūrą. Pirma himno frazė yra angelų giesmė, kai piemenims prie Betliejaus buvo pranešta apie Jėzaus gimimą. Garbė Dievo aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms. Šita frazė paimta iš to angelų giedojimo.
Šitas himnas yra atliekamas sekmadieniais ir per šventes, šiokiadieniais ne, ir taip pat jo nebūna advento ir gavėnios liturginiu metu. Jisai nėra atliekamas. Po himno kunigas pakviečia mus melstis, sako melskimės, seka trumpa pauzė, po to jisai skaito maldą, kurią užbaigia tradicinę liturginę formulę, prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Šitą liturginę formulę mes visada atliepiame amen. Reiškia, tas žodis amen, prisimenate, ką jisai reiškia, hebrajiškos kilmės žodis, reiškiantis tikrai taip, tebūnie, tai tiesa. Tas mano patvirtinimas, amen. Šventas mišias sudaro dvi didelės dalys. Žodžio liturgija ir aukos arba Eucharistijos liturgija. Tai štai su šita malda, pradžios malda, baigėsi mišių pradžia ir dabar prasidės žodžio liturgija. Atsisėdame. Tuo metu atsisėdame ir klausomės skaitinių. Sekmadieniais yra 2 skaitiniai, tarp jų yra psalmė ir po to evangelija, šiokiadieniais yra skaitinys, psalmė ir evangelija. Skaitovas arba kunigas pasako, iš kur yra skaitinys, knygos pavadinimą, pavyzdžiui, iš pakartoto įstatymo knygos arba iš apaštalų darbų, perskaito skaitinį ir sako, tai Dievo žodis. Į tai mes atsiliepiame, dėkojame Dievui. Dėkojame Dievui, kad Jis mums kalba. Ačiū tau viešpatie, nes mes nesužinotume apie tave svarbiausių dalykų, jeigu tu mums nepasakytum jų. Dėkojame Dievui. Po skaitinio eina atliepiamoji psalmė, kuri yra mūsų atliepas į tai, ką mes girdėjome pirmajame skaitinyje. Ir psalmės atliepa, kuris yra giedamas arba sakomas, mes turime sakyti. Reiškia, tai yra mūsų dalis. Turime būti aktyvūs liturgijos dalyviai ir tą atliepą sakome. Paprastai tas atliepas yra psalmės tos pačios dalis, ar kitos psalmės dalis, ar kita švento rašto frazė. Ir tą atliepą tarp psalmės posmelių mes turėtume sakyti visi kartu. Už tai atidžiai klausykitės pirmą kartą, ir man pačiam tas galioja, atidžiai klausomės psalmės atliepo, nes kartais jisai yra ilgesnis ir paskui atsiminti netaip lengva, tai atidžiai pasiklausom. Tada yra antrasis skaitinys, vėl pasakoma iš kur, iš laiško žydams pavyzdžiui, perskaitomas skaitinys ir skaitovas sako, tai Dievo žodis, vėl atsiliepiame, dėkojame Dievui. Po to yra aleliuja. Aleliuja ir posmelis prieš evangeliją. Sakoma arba giedama aleliuja, visi atsiliepiame aleliuja, posmelis prieš evangeliją, trumpa evangelijos ištraukėlė, pavyzdžiui, jei klausysitės mano mokslo, jūs iš tikrųjų būsite mano mokiniai, sako viešpats. Ir po šito posmelio vėl yra aleliuja, sakome aleliuja. Dabar tas žodis aleliuja, čia kartojasi kelis kartus, hebrajiškos kilmės žodis, reiškiantis šlovinkit viešpatį, ar garbė Dievui, reiškia džiaugsmo šūksnis. Lietuviškas atitikmuo būtų valio Dievui, džiaugiamės. Džiaugsmingas pagarbinimo šūkis Kristui, kuris netrukus mums prabils per evangeliją. Tas aleliuja. Per gavėnią aleliuja negiedama ir pakeičiama kokia nors kita fraze, pavyzdžiui, šlovėtau Kristų amžinasis žodį. Gavėniui pabrėžiamas gailos laikas ir už tai to džiaugsmingo aleliuja nėra gavėnios metu. Ir, kaip sakiau, per aleliują visi atsistojame, atliepai, dalyvaujame aktyviai, ruošimės klausytis evangeliją. Kunigas sako, pasiklausykite šventosios evangelijos pagal ir nurodo vieną iš 4 evangelistų, Matą, Morkų, Luką arba Joną. Į tai atsiliepiame vėl garbinimo ir dėkojimo atliepu. Garbė tau viešpatie. Kunigas perskaito evangelijos ištrauką, sako, girdėjote viešpaties žodį, ir vėl mes dėkingai garbiname Dievą, šlovėtau Kristau. Šitie atsakymai susirinkusios bendruomenės yra džiaugsmo šūkiai, išreiškiantys pripažinimą, kad Kristus yra čia ir kalba mums per
evangelija. Pats žodis evangelija graikiškai reiškia geroji naujiena arba džiugioji žinia, evangelija. Ir tai turėtų mumise jau rasti atliepą, tas evangelijos džiaugsmas. Klausomės evangelijos stovėdami, pagarba, pasiruošimas vykdyti Kristaus nurodymus, taigi visi dėmesingai klausomės. Tariant žodžius, garbė tau viešpatie, prieš evangeliją klausydamiesi, darom mažus kryželius, kryžiaus ženklą dedam ant kaktos, ant lūpų ir ant krūtinės. Šitas kryžiaus ženklas, tie maži kryželiai, yra labai senas, jisai net senesnis yra už mums įprastą kryžiaus ženklą. Ir tų 3 kryželių simbolika labai plati. Galite rasti gana įvairų paaiškinimą. Visi jie yra geri, reikalingi, svarbus, pabrėžiantys vieną ar kitą aspektą tos simbolikos. Jie išreiškia mūsų pasirengimą ir pastangas Dievo žodį suvokti, kiek įmanoma, kiek turiu protelio, stengiuosi suvokti aš jį. Išpažinti tinkamai ant lūpų ir širdyje saugoti ir juo gyventi, kad jisai būtų mano valios apsisprendimų skatintojas. Tie 3 kryželiai, tai darykime juos sąmoningai. Tada po Evangelijos, po atliepo šlovė tau Kristau atsisėdame ir klausomės homilijos. Homilija paaiškina skaitinius ir suaktualina, kad mes juos galėtume tinkamiau įgyvendinti savo kasdienybėje. Dievo žodis ateina pas mus, kad mes juo gyventume. Ir tas įgyvendinamas, homilija turi padėti mums įgyvendinti. Per homiliją visi sėdime ir klausomės. Homilijai pasibaigus, atsistojame ir išpažįstame savo tikėjimą. Sakome kredo tikėjimo išpažinimą. Paprastai sakomas tas ilgesnis, Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas. Kartais sakomas tas trumpasis, bet jau dabar paprastai sekmadieniais sakomas ilgasis. Tai yra mūsų atsakas, mano atliepas į Dievo žodį, ką tik tai girdėtą ir paaiškintą Dievo žodį, kuris ir sužadina mano tikėjimą. Dievo žodis yra tai, kas manyje iššaukia tikėjimo atliepą, tikėjimo reakciją. Taigi tikėjimo išpažinimas yra mūsų pasitikėjimo ir gyvo ryšio su Dievu ženklas ir išraiška. Ir tada vėlgi klauskime savęs, ar yra tai, ką jis ženklina, ar yra manyje tas tikėjimas, kurį šitas tikėjimo išpažinimas ženklina išoriškai ir girdimai. Ar tai yra tik tai tušti žodžiai, kaip sakant, pasakau tai, ką čia liepia sakyti, bet iš tikrųjų net nesirūpinu, ar jie tai turėtų, aišku, nebūti tokia abejinga laikysena, turiu klausti savęs, ar yra tai, ką šitas ženklas ženklina manyje iš tikrųjų. Tikėjimo išpažinimas kalbamas sekmadieniais ir švenčių dienomis, kitomis dienomis nekalbamas yra ir be abejo garsiai jį sakome. Po tikėjimo išpažinimo yra visuotinė malda, kur kunigas pradeda ją fraze, pavyzdžiui, broliai ir seserys, su pasitikėjimu šaukimės dangaus tėvo ir išsakykime jam savo prašymus. Pasako tada atliepą, kuriuo mes atsiliepsime, pavyzdžiui, išklausyk mus viešpatie. Tada kunigas arba skaitovas skaito prašymus, po kiekvieno prašymo atsiliepiame nurodytų atliepu. Paprastai būna 6-7 prašymai, gali būti iš mišiolo, tai yra iš knygos, kurie nurodyta, kaip turi būti švenčiamos mišios, arba gali būti sugalvotos savo vietinės bendruomenės kunigo patvirtinti prašymai, apimantys įvairius bažnyčios ir pasaulio ir mūsų susirinkusiųjų reikalus. Paprastai meldžiamasi už popiežių, kitus ganytojus, už valstybių vadovus, už taiką, už kenčiančius, už šią susirinkusią bendruomenę, už visą tai, kas mums labiausiai rūpi. Čia galima, reiškia, labai platus spektras galimybių, viską atiduodam Dievui, kas mums yra svarbu. Ir į tuos kreipinius atsiliepiame nurodytų atliepu. Tai yra paskutinė žodžio liturgijos dalis. Žodžio liturgija
baigėsi, prasideda antroji mišių dalis, Eucharistijos liturgija arba aukos liturgija. Atsisėdame. Po visuotinės maldos atsisėdame ir prasideda Eucharistijos liturgija. Jis prasideda atnašų paruošimu. Yra ruošiamos duonos ir vyno atnašos. Kunigas sako maldą labai gražią, garbė tau Dieve visatos kūrėja, už tavo dosnumą turime duonos, turime vyno, kuriuos aukojame tau, tas žemės ir žmogaus darbo vaisius taps mums gyvybės duona. Atsiliepiame, garbė tau Dieve per amžius. Atskirai duonai, atskirai vynui. Duona ir vynas yra Dievo dovanos ir kartu žmogaus darbo vaisius. Jie simbolizuoja, yra simbolis, tikinčiųjų aukos ir su duona ir vynu tikintieji aukoja patys save ir savo gyvenimus. Taigi, kai kunigas, mes sėdime, čia liturginė laikysena yra sėdėjimas šituo metu, sakome reikiamus atsakus ir tyliai maldoje atiduodame kartu su duona ir su vynu, atiduodame save Dievui, savo rūpesčius, savo gyvenimus, tai, kas jums svarbu, visą tai atiduodame Dievui kartu su atnašomis. Taip pat šituo metu prasideda rinkliava, tai yra aukojami pinigai, kartais ir kiti daiktai, dažniausiai pinigai. Šiaip ankstyvoje bažnyčioje būdavo daugiausiai, žemės ūkio aukos, žemdirbiškoje kultūroje aukojimas dažniausiai, paskui laikui bėgant perėjo prie piniginės aukos išraiškos. Tai yra bažnyčios išlaikymui, vargšams parapijos daroma rinkliava. Ir kunigas plauna rankas tuo metu, nuplauk viešpatie mano kaltybę, nuvalyk mano nuodėmes, sako tyliai. Anksčiau šitas rankų plovimas turėjo labai praktinę reikšmę. Jeigu būdavo žemės ūkio kokios nors gėrybės atnešamos, bulvių pusmaišis ir įvairiausių kitokių vaisių, kunigas priimdamas susitepdavo rankas ir tada reikėdavo nusiplauti. Vėliau nors ir neliko to tokio funkcinio poreikio nusiplauti, išliko simbolinis. Jisai primena mums, kad mišiose turime dalyvauti švarūs. Rankos tvarkoj, bet kaip širdys. Štai mano širdis turi būti tyra, tinkama dalyvauti mišiose. Tada kunigas paragina mus melstis. Melskitės broliai seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką ir su šiais jo žodžiais atsistojame ir prašome. Te priima viešpats iš tavo rankų šią auką, tegul jį teikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Sakom šitą maldą, kunigas tada meldžiasi nurodytą mišiolę maldą ir ją užbaigia, prašome per Kristų mūsų viešpatį, mūsų atliepas. Amen. Vėlgi tam, kad galėtume amen pasakyti sąmoningai, o ne valdiškai, ne tik formaliai, turime girdėti, ką jisai sakė ir suprasti. Taigi nesnaudžiame, bet atidžiai klausomės, žiūrime, kas čia vyksta. Prasideda ypač svarbi mišių dalis, aukos liturgijos dalis, Eucharistijos malda. Va čia yra tas slėpinys, tas šiurpą keliantis slėpinys, tas svarbiausiasis krikščioniškojo tikėjimo esmė, centras. Gana ilga malda, susidedanti iš kelių dalių, mes turime savo atliepus, didelę dalį skaito kunigas. Jinai prasideda dėkojimo giesme. Tai garbinimo ir padėkos malda vykstanti dialogo forma. Kunigas sako, viešpats su jumis, mūsų atliepas ir su tavimi. Aukštin širdis, keliame į viešpatį, dėkokime viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai yra dėkoti Dievui verta ir teisinga. Tada kunigas skaito maldą, kurią užbaigia fraze, pavyzdžiui, todėl mes draugė su visais angelais ir šventaisiais šloviname tave, Dieve, nepaliaujamą giesmę. Ir po šitos jo maldos seka sanctus, ar lotyniškai sanctus, lietuviškai šventas. Tai garbinimo himnas, jo tekstas yra paimtas iš 2 švento rašto vietų. Žinote be abejo gerai tą tekstą, šventas, 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 3 kart šventas. Žydai neturėjo
būdvardžių laipsniavimo. Mes tai turim šventas, šventesnis, švenčiausias. Tai jie tam, kad išlaipsniuotų, jie kartodavo tą patį būdvardį. Tai 3 kart šventas, pats švenčiausias. Viešpats galybių Dievas, pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Osana aukštybėse, garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu, osana aukštybėse. Pirma dalis yra paimta iš Izaijo knygos, 7 amžiuje prieš Kristų. Pranašas Izaijas regėjime mato dangų ir mato Dievo garbinimą tenai vykstantį. Paskaitysiu tą trumpą ištrauką. Regėjau viešpatį sėdintį aukštame ir didingame soste. Šventykla buvo kupina jo apdaro. Aplinkui stovėjo jam tarnauti pasiruošę serafimai. Kiekvienas turėjo 6 sparnus. 2 dengė savo veidus, 2 dengė kojas ir 2 plasnojo ore. Šventas, šventas, šventas yra galybių viešpats. Visa žemė pilna jo šlovės. Šaukė jie nepaliaudami vienas kitam. Nuo to jų šauksmo drebėjo durų staktos ir šventykla prisipildė dūmų. Regėjime pranašas bando perduoti tai žodžiais ir štai turime šį tekstą, kurio dalis yra paimta į eucharistinę maldą. Likusi dalis osana aukštybėse, garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu, yra paimta iš Jėzaus įžengimo į Jeruzalę verbų sekmadienį aprašymo. Matas savo Evangelijoje aprašo tą reiškia įvykį, kai Jėzus žengė į Jeruzalę ir minios kloja drabužius, kerta medžių šakeles, tiesia iš pagarbos Jėzui ir šaukia: Osana Dovydo sūnui, garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu, osana aukštybėse. Šitas minios šauksmas perkeliamas į sanktus maldą. Šitas hebrajiškas žodis osana, čia kartojasi, jis ten yra savaime aiškus, jisai reiškia padėk, išgelbėk. Viena iš jo prasmių yra padėk, išgelbėk. Žydai jį vartojo kaip džiaugsmo šūkį Dievui arba valdovui sveikinti, osana. Ir jisai tampa mūsų liturgijos dalis. Po sanktus, po šventas visi atsiklaupiame. Liturginė laikysena yra klaupėjimas. Dabar gal esat pastebėję, jeigu buvote užsienyje, kitose šalyse truputį klaupiasi kitur. Truputį vėliau, paprastai vėliau truputėlį klaupiasi negu pas mus Lietuvoje. Jūsų lankstinukuose yra nurodytas klaupimasis, liturginės laikysenos nurodytos taip, kaip jos yra įprasta Lietuvoje. Kur reikėtų klauptis, kur reikėtų stotis. Taisyklė labai paprasta. Paklūstame vietos bendruomenės vadovo nurodymams. Tai būtų vyskupas, parapijos klebonas ir tai, kaip jie nurodo, taip ir darome. Jeigu nėra nurodymų, nieks nepasakė, darom taip, kaip daro susirinkusi bendruomenė. Reiškia, jeigu jie klaupiasi, klaupėmės kartu su jais. Prisideriname prie vietos bendruomenės, meldžiamės kartu su jais. Kartais gali pasitaikyti ir galite sutikti žmonių, kurie kitaip elgiasi. Visi klaupiasi, jie lieka stovėti, arba visi, reiškia, stoja, o jie klūpo. Tikriausiai jų intencijos yra geros ir teisingos, jie nori teisingai elgtis. Bet geriau, ko gero, yra prisitaikyti prie to, kad nebūtume, žinot, katalikiškesni vieni už kitus. Nes paskui, jeigu vieni klaupiasi, kiti lieka stovėti, tai vieni kitus žvairuoja ir galvoja, aš tai geriau, aš esu tikresnis katalikas, o tu esi toksai, nes aš stoviu. O jisai, reiškia, ir tada mūsų mintys ir dėmesys nukrypsta ne į ten, kur reikėtų. Mums nereikėtų dabar čia matuoti savo katalikiškumą, o dėmesį sutelkti visai kur kitur. Tikrai yra į ką sutelkti. Tai ko gero bus teisingiausia, jeigu vietinė bendruomenė įpratusi ten klauptis, klaupėmės su jais, jeigu jie stovi, stovime kartu su jais. Toliau kunigas kalba kitas eucharistinės maldos dalis. Mes meldžiamės atsiklaupę, atidžiai klausomės, dalyvaujame šitoje mišių dalyje. Prieš mus vyksta didingas slėpinys. Tai, kas čia vyksta, yra ypatingos svarbos mums ir pasauliui. Duona ir vynas virsta Kristaus kūnu ir krauju.
esmėkaita, ta transsubstanciacija. Tai, apie ką Jėzus kalbėjo savo klausytojams po duonos padauginimo stebuklo, kur praeitą kartą aptarėme Jono Evangelijos 6 skyrių ir po duonos padauginimo stebuklo Jėzus aiškino, kas bus. Duona yra jo kūnas, vynas yra jo kraujas. Tai vyksta dabar. Kunigas prašo Dievą, Tėvą atsiųsti savo šventąją dvasią ant duonos ir vyno, kad jie taptų Kristaus kūnu ir krauju. Kunigas skaito paskutinės vakarienės įsteigimo atpasakojimą. Kai savo norų turėjo būti kančiai išduotas, ėmė duoną į savo šventas garbingas rankas, laužė, davė mokiniams tardamas, ėmė vyną, davė mokiniams tardamas. Pasakojimas Kristaus veiksmų ir žodžių per paskutinę vakarienę ir čia Kristaus žodžiais ir veiksmais atliekama auka, kurią pats Kristus įsteigė per paskutinę vakarienę ir liepė apaštalams tai daryti jo atminimui. Va štai čia kunigas veikia Kristaus asmenyje, in persona Christi. Lotyniškas posakis tam išreikšti. Reiškia, kunigas paskolina save Kristui ir Kristus veikia per kunigo rankas, lūpas, kūną. Kristus sako, imkite ir valgykite, imkite ir gerkite. Įvyksta perkeitimas. Kai kunigas pakyli konsekruotą ostiją, o po to taurę, Kristaus kūną ir kraują, pagarbiai žvelgiame į juos. Kristus atėjo. Tai, kas įvyko įsikūnijimo metu, kai žodis tapo kūnu ir gimė kūdikėlis Jėzus, tas pats slėpinys įvyksta čia. Dievas ateina į paprastą duonos gabalėlį ir į paprastą vyną. Ir ne dėl to, kad ten būtų ypatinga duona ir ne dėl to, kad ten būtų ypatingas vynas, o dėl to, kad Jėzus pažadėjo tai daryti ir per kiekvienas mišias tai jisai padaro. Kai kunigas pasako tikėjimo paslaptis, atsiliepiame mūsų atliepas. Mes skelbiame Viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Šiuo atliepu išpažįstame, kad tikime Kristaus auka ir jos sudabartinimu, kuris ką tik prieš mus įvyko. Po vakarienės atpasakojimo mes ir toliau klūpime. Po vakarienės atpasakojimo ir mūsų atliepo kunigas kalba maldą graikiškai vadinamą anamnezę, kas reiškia atsiminimą. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą mes tau Viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Bažnyčia mini Kristų, jo kančią ir prisikėlimą. Svarbi detalė yra čia, tas prisiminimas, atsiminimas. Tai nėra šiaip pasyvus toksai, atsiminimų vakaras. Va, prisimename kažką tai praeityje, prisiminimai. Ne. Kadangi kryžiaus auka mišiose yra sudabartinama, tai yra atsiduria čia ir dabar. Jinai čia ir dabar atsiranda. Šiuo atsiminimu tikintysis joje realiai dalyvauja. Reiškia, šitas atsiminimas mane realiai nukelia į Kristaus aukos momentą ant kryžiaus ir taip pat į paskutinės vakarienės kambarį. Šventos mišios yra laiko mašina arba erdvėlaikio mašina, per kurią aš esu nukeliamas į tai, kas įvyko didįjį penktadienį ir didįjį ketvirtadienį. Paskutinė vakarienė ir Kristaus kryžius. Tai, kas sudabartinama kiekvienose šventose mišiose. Ir Eucharistijos malda užbaigiama iškilmingų švenčiausios trejybės pagarbinimu, ta didinga formulė per jį, su juo ir jame. Tau visagali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius ir mūsų atliepas yra amen. Bet čia ne šiaip savo amen, čia yra vadinamasis didysis amen. Ir gerai, jeigu mišiose yra choras ir padeda mums tikrai širdies tą amen giedoti ir pakankamai garsiai čia turėtų būti jisai sakomas. Ir tada visi atsistojame. Toliau seka Tėve mūsų malda,
kunigas įveda mus į tą maldą, sakydamas, išganytojo pamokyti ir jo liepami drįstame tarti. Tai yra malda, kurią išmokė pats Jėzus, savo mokinius, tai yra mus, ją meldžiamės per kiekvienas šventas mišias. Po Tėve mūsų maldos nesakome amen, nes yra tęsiama ši malda toliau. Kunigas išplečia paskutinį viešpaties maldos prašymą. Gelbėk mus viešpatie, reiškia užbaigėme, bet gelbėk mus nuo pikto. Nesakom amen, kunigas tęsia toliau. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Išvadavimas iš nuodėmių mus atveria Kristaus ramybei ir vilčiai. Kelis kartus yra minima ramybė šitoje maldoje. Visi akcentai ir Tėve mūsų, ir po to sekanti malda, prašymas išvaduoti iš nuodėmių ir suteikti ramybę, ramybės palinkėjimas vieni kitiems tuoj bus, yra pasiruošimas priimti patį Kristų komunijoje. Ruošiamės susivienijimui su Kristumi komunijoje. Po kunigo žodžių visi sakome tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Tada kunigas mus kviečia į ramybės palinkėjimą. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę. Žiūrėkite, daug kalba apie ramybę. Kas čia ta ramybė? Kokia čia yra ramybė? Ir atsisukęs į žmonės, kunigas sako, viešpaties ramybė visada telydi jūs, telydi ir tave. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Ir, reiškia, mes prašome ramybės ir linkime vieni kitiems Kristaus ramybės. Ta ramybės palinkėjimas ženklina vienybės atstatymą ir susitaikymą tarp žmonių. Tai reiškia atsiprašymą ir atleidimą su artimu. Ir tai yra sąlyga siekiant mums vienybė su Dievu. Šis susitaikymas su broliu ir seserim yra sąlyga susitaikymui ir vienybei su Dievu. Šitoj vietoje kultūriškai priimtinu būdu palinkime vieni kitiems ramybės. Rankos paspaudimas, galvos linktelėjimas yra Lietuvoje įprasti būdai, kaip mes tą darome. Po ramybės palinkėjimo seka malda Dievo avinėlė. Kunigas paima ostiją, sulaužo ją ir tuo metu kalbama ar pagiedama Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmės, pasigailėk mūsų, kartojama 3 kartus, 3 kartas užbaigiamas suteik mums ramybę. Dievo avinėlis, kas jisai yra? Vienas iš labai svarbių Senajame testamente esančių Jėzaus provaizdžių, pirmavaizdžių. Dievo avinėlis. Jėzus, kuris atidavė už mus savo gyvybę. Žydai išeidami iš Egipto prieš pat išėjimą Mozės nurodymu aukojo avinėlius ir avinėlio krauju patepė durų staktas. Ir tas avinėlio kraujas apsaugojo žydų namus nuo žūties. Avinėlio kraujas apsaugojo, ne jų gerumas, ne tai, kad jie buvo labai šaunuoliai ir labai pamaldus ir labai šventi žmonės, ne. Avinėlio kraujas juos apsaugojo. Jėzus yra tikrasis avinėlis, kurio kraujas mus išgelbsti. Ir ta malda, Dievo avinėlė, tą pabrėžia. Po Dievo avinėlį atsiklaupiame. Kunigas rodo ostiją žmonėms ir kartoja Jono Krikštytojo žodžius. Kai Jonas Krikštytojas Jėzaus viešosios veiklos pradžioje savo mokiniams parodė Jėzų ir sakė, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Mes atsiklaupę atsiliepiame, viešpatie nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Atsiliepiame kito švento rašto personažo, Romėno, tai reiškia pagonio, atliepo jo žodžiais, kai vienoj Evangelijos vietoje aprašomas Romėnų didikas, kariškis, kuris turi savo tarną ir tas tarnas sirgo. Ir jisai prašo, kad Jėzus ateitų tarną išgydyti
Ir Jėzus sako, gerai, einu. Bet žydui ateiti pas romėną į namus reiškia susitepti. Ir ateiti į namus reiškia išreikšti pagarbą tiems namams. Ir tas romėnų kariškis sako, nesu vertas, bet tu tik tai tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Užtenka tau tarti žodį ir įvyks tai, ko tu nori. Ir Jėzus labai gyrė jo tikėjimą. Romėnų tas šimtininkas išreiškia, parodo tikėjimą Jėzaus dievystę. Ir štai mes jo žodžius naudojame šitoje mišių vietoje. Po to atsistojame ir einame priimti komuniją. Paprastai tai būna eilute, bažnyčios priekyje, sustojame ir priimame komuniją. Kai kunigas sako Kristaus kūnas priimant komuniją, paprastai priimame duonos pavidalu Kristaus kūną, atsakymas yra amen. Ne ačiū, ne kažkas tai kita, bet amen. Tai yra tas liturginis atliepas amen. Šiuo žodžiu aš ne tik patvirtinu savo tikėjimą Eucharistiją, bet ir tai, kas išplaukia iš jos priėmimo. Tai yra savęs ir savo gyvenimo atidavimas Jėzui kaip viešpačiui. Tai yra Jėzaus išpažinimas viešpačiu. Komunija, kiekviena komunija turėtų būti labai sąmoningas Jėzaus išpažinimas savo gyvenimo viešpačiu. Duonos ir vyno pavidalais priėmėme patį Jėzų Kristų. Gyvas, prisikėlęs, jis yra manyje. Kūnas ir kraujas, siela ir dievystė. Priėmus komuniją yra ypatingas maldos laikas, artimiausiai pabendrauti su Jėzumi galimybė. Todėl sugrįžę į savo vietas, skirkime tam laiko. Ne kažką tai nieko neveikti, ar dar blogiau ten mobiliuką spaudyti, ar kažką tai kitą, ne. Sugrįžus į savo vietą, atsiklaupiame, jeigu sunku klūpėti, atsisėdame ir maldoje bendraujame su Jėzumi, kalbame su juo esančiu manyje. Dėkojame, garbiname, prašome, atsiprašome, užtariame kitus. Tai yra ypatingas maldos laikas. Kol eucharistiniai pavidalai yra nesuirę manyje, Jėzus fiziniu būdu, materialiu būdu yra manyje. Tai yra ypatingas buvimo su juo laikas. Baigę maldą atsisėdame ir jungiamės į padėkos giesmę. Po komunijos yra komunijos malda ir baigiamasis palaiminimas. Kunigas pakviečia melstis, melskimės, tada atsistojame visi. Kunigas meldžiasi iš mišiolo ir jam baigus atsiliepiame amen. Tada kunigas sako viešpats su jumis ir su tavimi, te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia, ir vėl mūsų atliepas yra amen. Kai kunigas mus laimina, visi stovime ir žegnojamės, ženklinam save kryžiaus ženklu. Mišių pabaiga, baigiamasis palaiminimas išreiškia labai svarbią tiesą. Tai, kas vyko mišiuose, mišių liturgijoje, mes turime pratęsti savo kasdienybėje. Mišios baigtos, bet ir nebaigtos, nes jos tęsiasi. Mes esame siunčiami į misiją. Tai yra Dievo malonės priėmimą ir dalinimą kitiems. Baigiamuoju palaiminimu mes esame tam siunčiami.